Sveiki, taigi dabar pademonstruosiu, šiek tiek paanalizuosime pavyzdį tokį su vaizdo atpažinimu ir detalės suradimu. Tai dabar, pavyzdžiui, padarysime tokį praktinį pasimokymą, kaip tai atlikti. Tai dabar robotas šitoje vietoje paleido detalę. Jeigu jisai kažką pamatė kameroje, kitu atveju, jeigu jis kameros nepamatė, kameroje nieko nepamatė, jisai juda čia. Tai dar prieš pradedant šitą pavyzdį noriu šiek tiek parodyti, kokios yra galimybės atlikti tam tikrus vaizdo atpažinimo aspektus. Ir noriu šiek tiek pademonstruoti, kaip galima atlikti tas vaizdo atpažinimo funkcijas, kokios galimybės su jomis yra. Čia yra toks pavyzdys, kur galima daugiau tų pavyzdžių ten pasižiūrėti, kur kažką tik atsidariau tose aplankuose pavyzdiniuose. Ir dabar paleidžiu programą. Oi, čia nieko nereikėjo žymėti, čia lokalius nuotraukos jau buvo. Tai paleidžiu programą ir dabar čia kažkoks pavyzdys yra su keliom nuotraukom. Ir jisai atlieka tą vaizdo atpažinimo funkcijas. Ir noriu paanalizuoti dar šitos programos vaizdo atpažinimą. Tai dabar paleidžiu čia, kad automatiškai man jisai tarp tų nuotraukų rotuotų ir atliktų tas funkcijas vaizdo atpažinimo. Matome, čia matuoja atstumą šitoje vietoje. Čia matuoja jisai erdvės tų detalių, kaip jos susijungia tarpusavyje, kadangi yra 4 nuotraukos. Čia dabar jeigu nueisiu aš čia, šitam funkciniam blokelį mums jisai, ne šitam, o šitam funkciniam blokelį rodo, kad mūsų detalė šitam rezultatui yra OK, bet jeigu perėsiu į kitą detalę, kodėl man nerotuoja, auto switch, jeigu perėsiu į kitą detalę, jisai rodo dabar not OK ir jisai čia matome, kad rodo 2 žalius kvadratus, jeigu perėsim čia irgi 2, o čia 3 ir čia, kurį rodo 3, mes gaunam čia rezultatą, kad čia yra viskas gerai. Nu, tai čia yra tokia programa, ją galima pastudijuoti, kaip jinai veikia, visus tas funkcijas. Dabar grįšiu atgal pademonstruoti, kaip atlikti tą vaizdo atpažinimą. Naudojant, čia yra pavyzdys jau vienas Dobot Magician Demos. Ir čia nuėjus į Measure and Sort, ir šitą atsidarius programą. Mes galime atlikti vaizdo atpažinimą naudodami šitą visą pavyzdį. Aš jau kažką tai prieš tai buvau daręs. Pasitikrinu, čia kamera pažymėta, gerai. Ir dabar jeigu paleisiu vaizdo atpažinimą, jisai parodys, kad nieko nemato vaizde. Mes čia pažymėsime, kad atpažinsime detalės nuo 10 iki 2600. Čia įrašome pikselius. Čia matuojamas spindulys apvalios detalės. Tai čia įrašome pikselius kokio dydžio, nuo kiek norime, kokio spindulio pikseliais norime aptikti detalę. Tai iš pradžio aptiksime viso dydžio nuo 10 pikselių spindulio turinčias detalės iki 2600. Nors tai netiek nereikia, kadangi, nesvarbu. Toliau reikia čia pažymėti, kad naudojame tą kalibracinį failą, kurį prieš tai sukūrėme. Confirm. Ir šitam funkciniam blokelį reikia pažymėti, kad naudojame tą kalibracinį failą, kurį sukūrėme. Ir dabar jeigu paleisiu programą, tai jisai nieko nematys, bet dabar jeigu aš padėsiu detalę per vidurį, paleisiu programą, jisai pajudės čia ir padės detalę čia. Dabar jisai vykdo taip, vykdo vaizdo atpažinimą
Ir čia matome kokio spindulio žalias apskritimas, tai žalio apskritimo šito spindulys yra 519, tai mes dabar galime šiek tiek profiltruoti detalės dydį, kurį norime aptikti, čia įvesdami, sakykim, 600, o čia 500. Ir dabar jisai aptiks detalės dydį, čia būtent pikseliais viskas yra aprašoma, paskui čia vyksta tos transformacijos ir pasikonvertuoja į roboto koordinatės, tik tai pirmiausia mūsų matmenys turi būti pikseliais. Toliau, dabar mes aptikom, tą detalę, tai dar kartą padarysiu nuotrauką. Tai aptikom detalę ir dabar jau pažymiu čia, dabar matom mėlyni, čia yra kur mėlyna, kaip suprantu, čia yra 600, nuo šito taško iki šito taško 600, nuo mėlyno taško iki centro yra 600 pikselių. Apačioj čia kampe rodo mūsų pikselius, tai jeigu paeisiu, rašau 930 kažkur tai, ir čia centre 534. Nu tai va, tai čia mūsų detalės, kuris aptinka. Dabar jeigu padėsiu, pavyzdžiui, mažesnę detalę, jisai jos neaptiks, nieko nepamatė, bet jeigu pažymėsiu dabar, kad 10 pikselių dydžio detalė aptiktų, dabar jis ją aptiks. Tai nepaims, nes biškiai aukštis neatitaikytas, bet aptiko. Va, rodo, spindulys yra 190. Dabar kitas niuansas yra toks, kad mes atliekame čia šitą vaizdo atpažinimą ir dabar čia yra šitas modulis yra pažaliavęs ir šitas modulis rodo, čia mums ekrane išspausdinamas yra informacija, tai va šita informacija yra kintamieji ir dabar rodo module status lygu 1, tai jeigu dabar paleisiu programą, pasikeis tas module status į 2 ir dabar nieko neaptiks. Tai galima padaryti, kad robotui pasikeitus tam funkciniam blokeliui vaizdo atpažinimo, kai nieko nemato jisai pajudėtų į kitą vietą, pavyzdžiui, į pradinę vietą, kur jisai į parengties vietą. Ne čia paspaudžiau. Tai mums dabar reiktų pažymėti, čia dabar ateina informacija iš to kalibracijos blokelio module status. Šitas. Tai jisai čia yra kintamasis, kuris ateina būtent iš to modulio, va šitas skaičiukas, jisai yra perduodamas šičia ir mes dabar patikrinsim, ar jisai yra mūsų atstume. Jeigu jisai patiks, dabar jisai nepatenka į mūsų, dabar buvo čia kiek čia, 15. Dabar jisai nepatenka, kadangi jis nepatenka į mūsų šitas ribas, tai jisai visą laiką vykdys šičia esančius funkcinius blokelius, nukreipsiu į šitą kryptimą programą, kadangi jisai matys čia 0. Tai 0 pereis į module ID, 11 čia parašyta, tai jisai judės link 11, bet jeigu mes padarysim dabar, kad jisai aptiktų tinkamai mūsų skaičių, tai nuo 1 iki 1, tai esmė tokia, kad jisai ar vienetas bus, ar šitas skaičius papuls į šitas reikšmės ir pagal tai jisai tada dabar, pavyzdžiui, jeigu paleisiu programą, tai robotas čia judės, bet dabar kitu atveju, jeigu paleisiu programą, tai robotas paleis tą detalę kitoj vietoj, negu kad dabar buvo ką tik. Jisai pajudės į 9 ID pažymėto blokelį. Kadangi dabar komanda šitas module status atitinka vienetui, tai
tas vienetas papuola į šitas reikšmes ir tokiu atveju jisai patikrina, ar vienetas tas, kuris papuolė iš praeito funkcinio blokelio lygus šitam vienetui. Ir tada, kai jis lygus šitam vienetui, jisai nukreipia į 9 ID ir vykdo į 9 ID komandą. Ir jeigu dabar paleisiu ant tuščio, tai bus, kai nieko nėra ant platformos uždėta priešais kamerą, jisai pajudės į 11 ID pažymėtą funkcinį blokelį. Nu tai čia toksai biškai pradinis susipažinimas, čia kiek aš pats išsiaiškinau, čia dar reikia daugiau gilintis, kai visos tos programos veikia, tie visi pavyzdžiai. Yra čia daug visokių šito vietoj programinių pavyzdžių, kaip jais naudotis, kaip vaizdo atpažinimą atlikti ir kaip ta visa logika turi būti suprogramuota funkcijų. Ir tiesiog reikia analizuoti visus tos pavyzdžius. Čia prieš tai buvau šitą naudojau, mes dabar šitą esam atsidarę. Kitas yra Case Applications, tai va čia dar yra visi tie vaizdo atpažinimo funkcijų pavyzdžiai jau pateikti su nuotraukom, nereikia naudoti kameros vaizdo kažkokią tai, o jau galima atlikti tą vaizdo atpažinimą, jį išbandyti jau su pateiktais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, čia kažkoks tai atsidarysiu PCB Sol. Ir dabar jeigu paleisiu programą, jis mums čia rodys vaizdą ir dabar jis atlieka tam tikrus vaizdo atpažinimo tas funkcijas ir galima čia analizuoti, žiūrėti, kas kaip yra sudėliota struktūra tų visų programų ir pagal tai mokintis visas tas programavimo galimybės. O čia Case Application Automobile Plastic Sheet. Nu, galim pažiūrėti, kas čia yra. Kažkas tai. Ir dar galim pažiūrėti dar kitų kokių nors. Logistics, pavyzdžiui. Galima QR kodus skanuoti, galima barkodus skanuoti taip pat. Ir dar Robot Arm Application Example. Šito nežiūrėjau dar. Pasižiūrim, ką čia mato jisai. Pradinu tokios nuotraukos. Suranda linijas. Dar kažkas čia vyksta. Ir dar vieną pažiūrim. Nu čia software. Nu tai va, tarp šitų galima pasižiūrėti visokių pavyzdžių. Tai measurement, pavyzdžiui, distance detection. O dabar jisai rodo programą. Jeigu aš dabar ją paleisiu, jisai mums dabar rodys, matuoja atstumus skirtingus tarp šitų detalių, kažkokių tai besistumdančių. Tai va, tai daugiau galima čia pastudijuoti, kaip visos tos programos veikia, kad suprasti, kaip čia programuoti, bet bendras supratimas, kaip pačią programinę įrangą naudotis, tikiuosi padėjo sukurti tą bendrą supratimą. Tai ačiū, kol kas tiek.